Jau turbūt visi nekantraujate, ypač mažieji mūsų. Tai pradėsime vaikų apdovanojimus ir apžvelgti, kaip šachmatų turnyre sekėsi jauniesiams šachmatininkams. Kviečiu vyriausiąjį teisėją Joną Sidabrą. Sveikinu dalyvius. Šitam gausiam turnyre varžėsi šachmatininkai 14 metų ir jaunesni. Tai turnyras, kur aišku vyresniesiems yra daug lengviau, nes 14-mečiams jie gali savo meistriškumą parodyti ir žiūrovams, ir jaunesniesiems savo šachmatų žaidėjams. Bet reikia pasidžiaugti tuo, kad pas mus auga jaunesnioji karta ir yra 8-mečių, ir 10-mečių, kurie kibo, nežinau į ką, ne į plaukus, kibo į pozicijas savo vyresniųjų priešininkų ir jie sudarė konkurenciją. Ir dėl to dar kartelį kaip teisėjas sveikinu, ačiū, dėkoju už korektišką žaidimą visiems vaikams. Turnyras buvo netrumpas. Taip pat ačiū teisėjam, kurie taip gražiai pravedė šį turnyrą ir perinam prie apdovanojimų. Nu, dabar sveikinimo žodį norėčiau pakviesti tarti kovo 11-osios akto signatarę Europos parlamento narę Laimę Liuciją Andrikinę. Labą dieną. Pirmiausiai sveikinu visus šio gražaus jubilieninio 20-ojo turnyro organizatorius ir dalyvius. Tikrai džiaugiuosi ir dėkoju tiems, kurių dėka ši šventė, šachmatų šventė Lietuvos Seime vyksta. Man, ne tik Lietuvos Seime, man Lietuvos aukščiausioje taryboje, kurioje buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Ir tas svarbus dokumentas čia yra prieš mano akis, daugeliu jums už nugarų, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktas, 90-ųjų kovo 11-osios aktas. Simboliška, kad kiekvienais metais, kai Lietuva ateina pavasaris, ateina ir ši graži šventė. Aš matau, kad dauguma turnyro dalyvių yra tie, kurie gimė jau po 90-ųjų kovo 11-os. Suprantu ir mes visi tėvai ir mokytojai, vyresnieji šio turnyro dalyviai suprantam, kad praeis dar keletas metų ir Lietuvos vėliavą, Lietuvos likimą, Lietuvos ateitį mes atiduosime į šitų jaunų žmonių rankas. Linkiu, kad tos rankos būtų tvirtos ir patikimos, o jums vaikai Lietuva, kad visada būtų tuo amžinuoju šaltiniu, kuris maitintų jūsų lietuvišką šaknis. Ir ta vieta, į kurią jūs visada norėtumėt sugrįžti, kur jūs benuvestų, tolimi, atviri, didelio pasaulio keliai. Taigi su artėjančia kovo 11-ąją. Sveikinu. Tai ką, vaikai, pradėsime apdovanojimus. Iš pat pradžių padėkosime visiems vaikams, kurie dalyvavo šachmatų turnyre. Kadangi šiandien minime kovo 8 dieną, tai kiekviena mergaitė taip pat bus pasveikinta moters dienos proga. Taigi atsimti padėką kviečiu Andrių Aleknavičių. Prašau, Andriu. Vaikangi malonu. Kviečiu Ugnę Arbačiauskaitę. Va, Ugnė bėga. Kviečiu Vitą Varanauską. Turbūt išvažiavo jau namo dėja.
Gal kas nors iš mokyklos draugų gali pasimti ar atsimti? Kuri mokykla sakyti? Prašau. Tai paplokime vis dėlto. Taip pat padėką teikiame Marijai Brandišauskaitei. Jeigu yra komandos narių artimųjų ar kas nors, kas galėtų atsimti Marijos padėką. O pati ir Marija. Nežinau, ar tai Marijos brolis, bet padėką noriu teikti Jokūbui Brandišauskui. Ne, neturime. Marija, gal tu nori atsimti brolio padėką? Už dalyvavimą dėkojame Aisčiui Butvilui. Barborai Čeponytei. Povilui Dadurkai. Ateina Povilas. Martynui Dolmantui. Štai ir Martynas. Ievai Grikšaitei. Nagliui Gutauskui. Pijui Ivanauskui. Vincui Ivanauskui. Domui Ivanovui. Pauliui Ivanovui. Henrikui Izokaičiui. Dmitrijui Jablokovui. Mantui Januškevičiui. Augustei Jaškūnaitei. Edvardui Karpiejui. Neturime. Gal yra artimųjų draugų, kas galėtų pasimti? Aironui Kolesnikovui. Jokūbui Krupaviesui. Jeigu Jokūbo nėra, gal draugai galėtų paimti.
Kostui Kuktai. Fiametai Kuktaitei. Rapolui Likatavičiui. Antonui Liutvinui. Monikai Maksvytytei. Paulinai Markevičiūtei. Artūrui Meceliui. Atbėga Artūras. Timūrui Milašiui. Gedmantei Mickevičiūtei. Emilijai Misiuk. Ir turbūt Emilijos sesiai Karolinai Misiuk. Izabeliai Navickaitei. Padėką už dalyvavimą įteikėm Richardui Navickui. Normantui Noreikai. Viliui Peršinui. Glebui Pidlužnai. Divoniui Piličiauskui. Ačiū, čia jau broliai bus. Barbui Piličiauskui. Povilui Pliuskui. Aleksandrui Plotnikovui. Nikitai Posaškovui. Karoliui Račkauskui.
Emiliui Sisojevui. Benui Kripkiūnui. Atsiprašau, Benui Skripkiūnui. Lukui Stauskui. Pijui Stremavičiui. Aleksandrui Šalnai. Laimiui Šilkaičiui. Aleksandrui Širovui. Dmitrijui Širovui. Ne, tai gal tu gali už brolį paimti? Čia už brolį turbūt. Ievai Šitkauskaitei. Gal kas nors gali už Ievą atsimti? Gal komandos narių yra? Tai tuomet padėkime kur nors. Rokui Šlikui. Ugniai Šniuikaitei. Augustui Takarevičiui. Lukui Tvarijonavičiui. Bet tai tiek skaičiavam, aš nesuprantu, kaip tu dovanų. Viskas gerai? Lukai, ar esi? Luko tėveliai, draugai, komandos nariai. Gerai, tai padėkime. Pauliui Ulevičiui. Ar Paulius yra? Ateina Paulius. Domui Vasiliauskui. Ignui Vasiliauskui. Nerijui Vasiliauskui. Augustui Vaškevičiui. Gabijai Veršekienaitei. Dovydui Vilemui. Ir Godai Žitinskaitei. Nuo dabar turbūt pradėsime garbingiausią ceremonijos dalį.
ir norėtume apdovanoti pirmasias 3 garbingiausias vietas užėmusius jaunuosius šachmatininkus. Taigi sveikiname 3 vietą vaikų ir jaunučių turnyre laimėjusi Paulių Vaitkevičių. Pauliau, tokia garbinga vieta, o Pauliaus nėra. Susirgo Paulius. Ateikit, apdovanojame. Antrąją vietą užėmė Arnas Povilas Žukauskas. Tam, kad išlaikyti intrigą, kas tapo laiminguoju laimėtoju, norėčiau išvardinti iš tiesų, ką laimėjo pirmosios vietos nugalėtojas. Tai jam visų pirma atitenka ne tik garbė visus metus vadintis geriausių jaunuoju šachmatininku, bet ir pereinamoji signatarų taurė. Kovo 11-osios akto kopija bei Europos parlamento nario prezidento Rolando Pakso vardinis kvietimas į Europos parlamentą. Taigi pirmąją vietą jaunučių turnyre laimėjo Paulius Pultinavičius. Nuo dabar norėtume apdovanoti pirmasias 3 vietas užėmusias mergaitės. Taigi 3 vietą tarp mergaičių užėmė Gabija Šimkūnaitė. Antrąją garbingą vietą užėmė Miglė Semonovičiūtė. Paplojam dar Miglė, antra garbinga vieta. Taigi šiais metais pirmąją vietą užėmusiai mergaitei bus taip pat įteikta kovo 11-osios akto signatarės Europos parlamento narės Laimos Liucijos Andrikienės vardinis kvietimas Europos parlamentą. Taigi pirmąją vietą mergaičių tarpe užėmė Marija Šibajeva. Ar galime pakviesti, prašau? Aš noriu pasveikinti Mariją ir pasakyti, kad aš laukiu jos ir jos mamos po mėnesio Strasbūre Europos parlamente. Ir žinau, kad mama yra čia. Prašyčiau, kad mama ateitų. Nuo dabar apdovanosime vaikus, kurie pasirodė geriausiai 8 metų grupėje, 10 ir 12. Taigi 8 metų grupėje pirmąją vietą užėmė Monika Misiuk.
vietą 10 metų grupėje užėmė Matas Indriūnas. Na, pirmąją vietą 12 metų grupėje užėmė Ignas Mačiutis. Penkių minučių pertrauką padarysim, gerai? Jūs gal norit rusiškai, aš galiu angliškai paklausti. Gerai. Truputį tuomet angliško teksto. Do we have representatives from Latvia? Noriu padėkoti iš tiesų vaikams už tokį aktyvų dalyvavimą šachmatų turnyre. Na, už 5 minučių pertraukos pradėsime A grupės A turnyro nugalėtojų apdovanojimus. Dabar aš apdovanoju Latvijos. Ką? Latvijos apdovanoju. Gerai. Pasakyk, kad mikrofoną. Pažiūrėkit, ar užsieniečiai, nes jau vieną pažymėjau kaip ne užsienietį. Mano sąrašys kas buvo. Ar jis nedalyvavo?
O tai jūs neturite kažkokių sąrašų, kad mes galėtume patikrinti? Čia vaikai? Ja, ich noch nicht, das ist
Aš manau, kad ir moksleivininkas veikla vaikams atrasti tam tikrą neperdėmį. Čia kaip laiko motyvacijos didelis bendravimas ir pabūrimas, aptarimas, pasimatymas, neatsitiktų. Taigi pradėsime svarbiausią šio turnyro dalį, šių varžybų dalį, pagrindinio turnyro nugalėtojų apdovanojimą. Pradėsime nuo komandinės taurės. Taigi komandai, kuri nugalėjo komandų įskaitoje, bus įteikta pereinamoji Seimo kanclerio taurė, todėl žodį tarti norėčiau paprašyti Seimo kanclerį. O kur taurė? Yra. Kur nukeliavo? Tikrai nepavogiau. Kuri dabar įteikta? Kuri brangesnė? Čia komanda. Čia yra... Taip, nedarsi žodį. Ne. Gerai. Taigi, nugalėtojo komanda yra Dubysa 1. Diplomą man. Našytas Saurytas. Taip, našytas. Kur geras? Visas spalvų. Diplomą malonu. Visom spalvom. Nuotrauka prisiminimo. Apdovanojimą atsimti kviečiu geriausiai turnyroje pasirodžiusią šachmatininkę Dominiką Batkovskytę. Ne. Pagrindinė. Bus yra? Gerai. Dabar pasveikinti norėsime tarp politikų geriausiai pasirodžiusi asmenį, tai yra iš Latvijos politikė, tai jeigu jūs nieko prieš, aš šiek tiek angliškai ją pakalbinsiu. So, the best among politicians in the chess tournament, Latvia's representative Dana Reizniece Ozola. The best foreign guest in chess tournament, Airis Ozolins. Dabar judėsime prie prizininkų šešetuko. Taigi 6-ąją vietą užėmė Alis Mikėnas. Penktąją vietą
Valerijus Kazakovskis. Ketvirtąją vietą Seimo taurės turnyre iškovojo Emilis Pileckis. Taigi garbingą trečiąją vietą Seimo taurės turnyre iškovojo Tautvydas Vedrickas. Taigi sukelkim šiek tiek įtampos. Antrąją vietą Vaidotas Paškauskas. Na ir turbūt niekas nenusteps iš jūsų ir kaip tik kovo 8-osios proga pirmąją vietą Seimo taurė 2014 laimėjo Viktorija Čmilytė. Taip pat norime apdovanoti savo užsienio svečius, kurie atvyko ir dalyvavo šachmatų varžybose. We would like to congratulate our foreign guest, Andris Ozols, ir Valerijai Kazakovski. Taip pat, nežinau, ar dar turime šią žaidėją, bet kovo 8-osios progą mes taip pat norime pasveikinti vyriausią narę, kuri yra 9 kartus tapusi Lietuvos čempionė, Marija Kartanaitė. Marijos dėja nėra, bet gal galėtume kam nors perduoti jos dovanas. Ačiū. Ir iš tiesų šitos varžybos nebūtų įvykusios be teisėjų pagalbos, todėl labai norėtume padėkoti mūsų teisėjams, vyriausiam teisėjui Jonui Sidabrui.
Dar taurėjų. Gintarui Sindaravičiui. Можете потом повторить, по-литовски записать, что второе место Пашкауское. Я запишу на пленку. Ну, мне нужно объективно. Taip pat Algirdui Rauduviai. Tai gal teisėjam vyriausiam reikėtų atiduoti. Olgai Belejevai. Dariui Matoniui. Juliui Butkui. Evaldui Jurkui. Ignui Sidabrui. Ir turbūt Igno broliui Jonui Sidabrui. Второе место. Пашкауское Вайдатас, antrое место. Ну, подскажите, записывать на пленку. Запишу. Скажите, повторите. O kam jums to reikia dabar, aš nesuprantu? Aš nesuprantu, žinokit. Он второе место занял. Nu, taip. Пашкауское Вайдатас. Для камеры. Скажите. Bet tai aš nebeturiu nieko su savim. Для съемки. Gerai. Paprašysim visų teisėjų dabar ateiti čia ir padaryti bendrą nuotrauką ir taip pat turiu prašymą pakartoti, kad antrąją vietą laimėjo Paškauskas Vaidotas. Tai paplokim Vaidotui. Ir dar paprašysiu jūsų visų nepabėgti, nes žinau, kad yra asmuo, kuris labai nori padėkoti Seimo kancleriui. There's one more award. I heard a wonderful story about a fellow who took a small event. Can you translate? Yes, of course. Taigi svečias nori padėkoti už tokį įspūdingą renginį, kuris iš mažo išaugo į tokį didelį. A 10-player event that was closed, and he made it a grand chess event for chess culture. And I thought, oh, I must come and see this event, and I must meet this wonderful guy. And so I'm very pleased to give an award of strong Lithuanian oak. Okay, aš išversiu, atsiprašau. Iš tiesų, svečias vis dar stebisi, kaip iš tokio mažo renginio mūsų kancleriui pavyko padaryti tokį didelį. Jis yra girdėjęs daug istorijų apie mūsų kanclerį ir šitą renginį, todėl nusprendė pats atvykti į Lietuvą ir šituo įsitikinti. Už tai nori įteikti mūsų kanclerį dovaną. So from one chess organizer to another, it's my great pleasure.
dovanokit, šventės ateina ir praeina. 20-asis batalijos baigėsi. Norėčiau palinkėti visiems gražiai sutikti atšvęsti kovo 11, sveikai, prasmingai pragyventi šitos metus ir visus ir daugiau jūsų norėtume matyti kitais jau metais 21 turnyre. O šiandien aš irgi norėčiau padėkoti mūsų komandai, mūsų mergaitėm, gerbiami pirmininkai, visos gėlytės iš jūsų rankos, mūsų ryšių su visuomenė komandai. Olga, Justė, Goda. Ačiū jums visiems. Ačiū. Please. Ta džentelmeną turi paimti. Ateikit. Teisėjai, prašau. Teisėjai yra čia jūsų, dėkoju.